Labas. Šiandien pasidalinsiu mintimis tema gamybos efektyvumas, kur kyla problemos. Kai gamybos rezultatas neatitinka lūkesčių, vadovas dažnai eina tiesiai į darbo vietą ir klausia operatoriaus. Kas negerai? Jei problema dar didesnė ir kyla klausimų aukštesniems vadovams, sudaromi trikdžių ir problemų sąrašai, siekiant išsiaiškinti ir pateisinti mažą efektyvumą. Dažnai problema būna susijusi su tradicinė gedimų arba prasta techninė priežiūra korta, kuri, remiantis gamybos monitoringo duomenimis, dažnai paneigiama. Dažna praktika – problemų sprendimą pavesti patiems operatoriams, tačiau čia iškyla kliūtys. Arba operatorius negali tiksliai įvardinti priežasčių, arba problemų yra daug ir jos tapusios giliomis, įsisenėjusiomis. Be to, darbuotojai dažnai pripranta prie tokių darbo sąlygų, nes problemos nėra sprendžiamos. Efektyvus gamybos monitoringas gali išspręsti šias problemas. Dažnai operatoriai neturi laiko ar motyvacijos užrašyti prastovų ar trikdžių priežasties, ypač jei tai įvyko praeityje. Dėl to atsiranda interpretacijų, kurios gali klaidinti vadovus ir lemti netinkamus sprendimus. Lean dujas įrangos monitoringo sistema fiksuoja proceso sutrikimus realiuoju laiku ir gali automatiškai nustatyti prastovas. Svarbiausia, kad operatoriai gali nedelsiant įvardinti prastovų ar tempo sulėtėjimo priežastis iš anksto sudaryto sąrašo. Tai padeda efektyvinti darbą. Užfiksuoji ir pamiršti. Vadovai ir technikai gali stebėti įrenginių darbą, reaguoti į trikdžius ir taip užkirsti kelią didesniems nuostoliams. Be to, Lean dulė siūlo neatitikimų modulį, leidžiantį darbuotojams registruoti problemas arba teikti pasiūlymus atsakingiems asmenims. Tai pagerina komunikaciją tarp darbuotojų ir vadovų, suteikiant galimybę operatyviai reaguoti į iškilusias problemas. Svarbiausia, visi turi atsakomybę už problemų registravimą ir sprendimą. Aukščiausio lygio vadovai gali stebėti bendrą neatitikimų mastą, atsakingus padalinius ir asmenis, bei jų reakcijas ir sprendimus. Taip išvengiama situacijų, kai informacija apie problemas prarandama arba netinkamai perduodama, kas yra svarbu siekiant optimizuoti bendrojo įrenginių efektyvumo rodiklius. Daugiau informacijos mūsų svetainėje. Iki sekančio susitikimo.